Šiandien bandysim apgauti Remigijų Žemaitaitį. Pastebėjom, kad nėra jų sunku apgauti. Yra ne vienas žmogus apgavęs ir galvojom, kodėl mums nepamėginti. Mūsų tikslas yra paimti iš Remigijaus interviu netikroje laidoje, netikrame televizijos kanale. Mums reikia pirmas sukurti LPaš. Negali būti labai profesionalus LPaš. Jis turi būti juokingas. Juokingas žiūrovai, bet ne Remigai. Remigai turi būti ok. Ir čia dar kartą patikrinsim Remigą, ar jau išmoko pamokas, kad negali rašyti profesionali laida ar kažkas, kas yra rimta iš inbox, Gmail ir dar Hotmail visokių. Tai dar kartą su Gmail patikrinsim, ar veikia. Jeigu veikia, tai yra crazy. Pavadinimas bus tiesiog lrt.kultūrosdienos@gmail.com. Nu, ką tas LRT reiškia? LRT, kas dabar ir pas mus, tai čia yra labai rimta televizija. Laišką aš parašysiu, šiek tiek su ChatGPT pagalba, aišku, nes, taupyti laiką reikia. Gerai, tai jeigu jis atrašo, ką labai tikiuosi, mums reikia dar ir vedėjo, kas kalbintų. Tas žmogus, kuris imtų interviu. Aš žiauriai nenoriu kalbinti jo. Andrius yra visiškai netikras žurnalistas, kuris ims interviu. Skaudžiai žmogui jaučiu. Jam kas yra gerai, jis turės daryti normalų interviu, jis turės normaliai klausti normalių klausimų apie gyvenimą jo. Nėra, kad jam reikės kažką dergti ten, tarkim. Mum reikės, mes ten biškai bandysim kažką užsimaskuoti ir ten pasijuok. Palauk biš dabar, žinok. Įkrėtų žinutį. Jau atrašė? Jau įkrėtų žinutį. Labą dieną, gal galite rytoj 9 val. Pagarbiai Remigijus Žemaitaitis. Tai dabar mums daug dalykų reikia pasidaryti iš tikrųjų. Dar reikia trofėjų jam padaryti, apdovanojimų. Mes einam dirbti, o ką jums reikia padaryti? Tai labai prašom paspauskit subscribe mygtuką. Mes bandom surinkti 40 000 subscriberių. Kai surinksim 40 000 subscriberių, bus išleidžiamas vienas toks bangeris, kurį mes labai ilgai laukiam. Jo, tas bangeris ir žinokit, aš tiek laukiau, norėjau tą daryti. Tiesiog reikia, kad žmonės, šiek tiek paremtų mus. Subscriberiais, ne pinigėliais, o subscriberiais. Tiesiog, pum, subscribe. Mes einam darbuotis, jūs irgi atidirbat savo darbą ir 9 val. Rytoj susitinkam jau su pačiu maestro Remiga, vadinamoji. Dar vienas dalykas, ką Andriui reikės padaryti ir yra labai svarbu mums, tai yra įteikti netikrą apdovanojimą. Kas dabar dėl trofėjaus yra? Tai pagalvojom, kad neužtenka tiesiog trofėjų duoti žmogui. Reikia sugalvoti kažkokį išgalvotą trofėjų, kuris kažką reikštų, kažkokią gilią mintį. Tai dabar ką turim, žiūrėk? Toj kažkas padarys. Dabar kokybė jūs nežiūrėkit, bet gausis tokį. Čia bus stiklinis toksai. Ir yra parašyti, už ką apdovanojimas. Meninio ugdymo Lietuvos kultūros iniciatyvos skatinimo apdovanojimas. Jis kažkokios reikšmės neturi. Tiesiog labai ilgas nesąmoningas pavadinimas. Nes reikėjo sudėti 6 žodžius svarbiausius. Žodį, kuris prasideda iš M raidės, iš U raidės, iš L raidės, iš K, iš I ir iš S. Palauk, aš čia dabar gaunas, jeigu susideda. Tai čia paslėpiam tokią anagramą kažkaip vadinasi, gal kažkaip kitaip vadinasi. Iš tikrųjų, jūs mane pataisykite. Bet čia meislė keturgyslė. Meislė keturgyslė. Žmogus, kuris priima tą apdovanojimą, jis realiai sako, taip, aš esu mulkis. Tai jeigu jis priims tą apdovanojimą, tai, aš jau jo nevadinsiu niekaip. Kas ir parašyt, tas ir parašyt, žinok. Tai, Andriau, tau sėkmės. Palauk. Kaip čia tas netyčia. Mūsų vaidmuo šiandien toks paprastesnis yra. Tame interviu pasirodyti vienoje vietoje, kitoje vietoje. Kažkokie užslėpti tokie dalykai. Pats nenorėjom kalbėti su juo. Radom, kas pakalbės. O mes jau šūds darysim. Kokią turit pigiausią meškerę visoje parduotuvėje? Kokius jau prankus su ją darysit? Na, čia užtekti, jeigu aš tiesiog staik. Gal toks? Jo. Imam tą. O kaip kėdutį, jeigu dar kažką. Kėdutį. 3%. Be to. Tai čia jau uždavaras nesipirkam. Geras šiaip. Come on. Tos tai viskas jau imams. 15 eurainių. Gerai, 8 jam kažkas pasims iš mūsų. O ne? Eik tu. Čia Jana Meš tiesiog eis. Čia ir man geriausias kėlinti. Aš man... Nebūn žvėjus tokia mėlė. Žinai, po kiek vaikščia? 15 eurų. Kaip dabar atsidūrė tą prekį čia? Sunkis ir. Čia kažko įpridėti jam, žinok. Jo. Kaip čia buvo? Pats gazas. Aš tiesiog kažkoks vaflis užsidėjęs. Tokių problemų. Iškeista, kad jį tokį šaugimą. Ne, šilta, žiūrėk. Nes visko gali būti. Ne, jeigu čia nežvėjus ir, tai kas čia ir? Tada turim kėdutę, kad būtų patogiai tau. Oi. Patogiai kėdutė. Ir čia daiktų pasirodo. Ir pats geriausias, ko aš džiaugiuosi. Ai, da, tyr. Čia vau. Reik, būtų ataupas. Čia be bat reik kišti? Būt patartin. Eik, pasau. Nu, bet tai čia už man didesnį yra, ne? O čia yra princesės batelis. Nu va, ką jūs galvojat, normaliai jaučia, ne? Ką turim iš benamio dabar? Tokį. Na ir va tokį. Ai.
Čia kažkaip mažyt galvyt. O, plyšt. O, taip ir norėjau. Nu? Ne? Nu, tipo. Žiūrėjau, jokingai galbūt. Nu, sėkmės, Sėkmės, Remigijau, Andrius. Aš žvalgausi viduje, nėra, žinai, paties, sveiki gyvi, nėra Ačiū. paties viduje, vartau, nesuprantu, bet apsaugas sako, eik, žiūrėk, va ten stovi, žinai. Taip. Tai kaip darom, ar einam pakrantę vaikštam, ar Tai gal vietoj? truputėlį pirmiausiai keletą klausimų čia prie Seimo Gerai. tampai aikštėje. Šio mikrofono užteks traukimo, nereikia man, ne? Ne. Tai tu nusipirk tą ant kameros tokį ant kūno dėtis, tai čia... Taip, aš irgi aš jam tą patį sakiau. Tai mes gal truputėlį taip eidami lėtai, gerai? Gerai. Gerai. Remigijau, tai sugrįžkime į jūsų vaikystę, ar geras buvot vaikas? Ne. Oho. O atsimenat kažkokį spektaklį, vis tiek darželį, kai būna spektaklį, gal vaidmenį kokį? Labą dieną. O, kaip šiandien dėkuoju, labą dieną, sveiki gyvi. Fanai. Nu, fanai. Ačiū, didelis malonu. Aš už tave balsavau. Didelis ačiū, bet dabar vargstu dabar biški šiek tiek truputėlį. Visa Lietuva, aš perskaičiau, visa Skaitot? Lietuva už jūs. Ačiū didelis labai, sunkiai yra kai... Ką Čia darysi? dabar jisai konservus biški patvarko. Konservų jisai ne, o jisai negali, žinok, jisai tikrai nedarys. Jam aš esu įdomus, mane čia reikia daužyti žeminti, nu. Mes už tave, kovok. Didelis ačiū labai. Šaunuolis, mes Ačiū labai, mylim tave. ačiū labai jums, ačiū didelis. Super, Ačiū super. didelis, sveikatos visada. Nu, ačiū labai, mums labai malonu. Malonu Mes didelis. jūs mylim Iki ačiū didelis. už Lietuvą. Ačiū didelis, ačiū. Lietuva. Jo. Gerai, nu ką, čia fanai čia jūsų. Ne, O, tai yra tų rinkėjai? žmonių. Jo, yra Taip. žmonių, tai pakankamai yra žmonių, kurie palaiko, kurie paremia. Ir, nu, malonu, iš tikrųjų, tai smagu. Čia yra mūsų močiutė, kuri prieis prie mūsų pagrindinio veikėjo. Jums reikia prieiti ir apsidžiaugti, ką pamatot. Remigijų. Aha, ir jį ką, apkabinti ar kažką. Galit bandyti skambinti. Oi, Remigijų, aš balsavau už jūs. Žiauriai ilgai šnekėt su juo. Kalbėkit viską, ką tik tai, bet ką, kalbėkit. Truputėlį gal galim dengimų laidai pasidaryti. Gerai, kaip tau reikia sakyti. Gal ten galit, pavyzdžiui, į telefoną kažkaip pakalbėti. Jei pasiimam telefoną, galime ten kažkur žiūrėti šoniuką. Aš va čia pasidarysiu. Tai vis tiek kad atrodytų, kad kalbu, nes paskiau atrodys, kad nekalbam, nu. Taip, labai Paskiau sakys telefonas ir be burnos kalbėjimo, nu. Taip. Atrodys keistai. Pasakysi, kaip, kada ir viskas. Ir duosi sprendimo, kada galima, kada negalima. Jo, žinot, laidai reikia dengimų. Aš įsivaizduoju, kiek čia laida tau trunka pačiam. Mes dar Tiktai įsirengt visą, ne? kelius. Bet čia tu per LRT kultūrą ar kur jisai daro? Jo. Tai. Bus matysi čia tau. Labai gerai. Bet čia galim stabtelt. Eiti ramiai ar kaip sakyti? Ne, kol kas pastojam. Į dangų pasižiūrėti. Dangus švarus. Gražiai, orų gražiau. Kaip sakant, dabar gamtoje ramybė vakar atsirado. Žvaigždės taip sudėliojo, nes šeštadienį sekmadienį rodė piketuotojams, kad bus audra. Lietus, taip visas žvaigždės dėliojo. Oho. Aš net Facebook'e jiemsgi parašiau. Astrologija tokia jau. Aš labai stipriai dirbu šitas tema. Astrologija. Horoskopai. Jo. Tai jiems įrodė, jie ir padarė esminę klaidą. Puolimas, rėkimas, baubimas, tai buvo šėtonizmo ženklas. Ir dėl ko viskas atsisuko prieš juos dabar. Supratau. Remigijau, noriu paklausti jūsų, kas jums asmeniškai yra kultūringas žmogus? Kultūringas žmogus yra tas, kuris yra natūralus, kuris kalba tai, kaip jisai gyvena, kuris nebando įtikti vienai ar kitai masė arba vienai ar kitai grupiai žmonių. Nes Porą centukų. Mes čia laidą šį filmuojam, bet aš neturiu grinų, gal Remigijus turi grinų. jeigu duos, mane apkaltins iš karto papirkinėjimu. Gerai, ačiū Jums. Nu ką darysim, benamis. Mes gyvename tik tai stereotipais, kultūringas žmogus negali keiktis, kultūringas žmogus turi elgtis tinkamai, kultūringas žmogus turi būti apsirengęs, kultūringas žmogus turi turėti išsilavinimą ar ten priklausyti vienam ar kitam sluoksniui. Bet tai yra Lotynų Amerikos daugiau, ko gero, ta pozicija atėjusi, kad tik tai turtingas arba pasiturintis žmogus gali būti, kaip sakant, kultūringas. Nu ir pasižiūrėkime, yra toks nei dainuojantis, nei grojantis, nei šokantis Mikutavičius, ne? Sako, va čia yra kultūros žmogus. Nu ir daugiau jį palygina, kad jis yra kultūringas. Bet jisai kitą asmenį išdeda necenzūriniais žodžiais, išvadina jį lytiniais organais ir panašiai.
Bet jį kažkodėl tai televizijas jį kalbina. Tai dabar man yra klausimas, tai kaip televizijos gali kalbinti šitą žmogų, kuris kitą žmogų necenzūriniais žodžiais, lytiniais organais, visai iškeikia ir panašiai. Taip, gal keliaujam tada arčiau Neries. Tai va, tai čia tai neryto tų žuvyčių, nu, yra iš tikrųjų ką pažvejoti, žinai, arba jau važiuoja į ežerus, arba grįžti į marias. Taip, nu va, kaip tik turim žveją gal. Tai va, jo, va, kaip tik pažiūrim. Batono žvejoja, tai matyt raudelės bando pagauti. Žvejys, kaip tik apie žvejybą kalbėjom, ar atpažįsta šitą poną. Sveiki gyvi. Kam gero? Ai, nieko, kad raudikiu. Atvažiuoja su laivais ir niekas nebekimba. Baigėsi, ne viskas. Anksčiau visai normaliai būdavo, dabar jau kiek valandą laiko prasidėjo nieko visiškai. Absoliučiai? Absoliučiai. O kokių konspirtingo nevarinti dėkikų? Ar licenciją tai dabar reikia pirkti? Jo, aš dabar va čia po paskaitos tik tai pirmą iššokau greitai tokį galvoj prasižvejot, bet atplaukė vas tais laivais kažkokiais į Bibį, čia pagaujasi, žinai. Tai biški yra nesmagu, bet nu niekas, žinai, niekas ką. Nu, šiaip spiningauja dažniausiai. Čia, girdi, yra zipų. Oi, parduotuvėlė, turėtų būti. Okei. O ką dabar? Tai sugrįž. Aišku, kad taip. Gerai, sėkmės. Dėkui. Gerai, ką gal padarom čia dengimų irgi? Porą, ne? Porą. Nežinau, Remigijum, sakė, žvejys, tai gal su meškerė būtų toksai dengimas. Klausimas, ar žvejys duos? Meškerė? Nu, jeigu nepavoksi, duosi. O ką tu čia priekį turi? Tai yra nulūžęs. Žiūri, kad tu turi priekį nusidaužęs. Bet tu angilio dar nepadaręs didesnio. Paviršiai čia. Ne, tai tikrai, nes kaip tu neturėjom dubikės ant vietos. Neturiu. Čia nieko, žinai, Negali būti, tikrai negali būti. Ant raudikio ešeriukų tai tikrai turi būti, nes... Mane įdėsit į kadrą? Nu taip, operatas, aš manau, nufilmavęs tikrai. Tikrai, žinau, turėtų būti. Nu, dabar žvejai tikrai bus kliovas. Ne, nu jeigu jau taip palaimina. Jau Remigijaus palaiminta. Šiaip tai žinau, kad ešeriukų raudikių, aišku, kažkai... Tai čia prieš srovę dabar einam, ten paleisti iki tilto, žinai. Einam, pažiūrėsim vieną galą dar, žinai. Pasibaigs. Negalvau, kad šiandien išlysiu tokį dalyką. Kad Remigijus su tavo meškerė žvejosi, ne? O gal nuotrauką galima Remigijų? Drąsiai galima. Tik tai jis ar nebijosi, paskiau, kad neužpultų tave per su antisemitų blogiu. Nu, čia jau. stok. Super, ačiū jums. Paskiau turėsi problemų. Ai, aš tų problemų žinai ir taip per gyvenimą. Remigijau, kadangi laida jau eina į pabaigą, ačiū Jums labai dar kartelį. Aš Jums turiu tokią dovaną. Čia jaunimas išrinko. Meninio ugdymo Lietuvos kultūros įstaigų skatinimo apdovanojimas. Nu, man reikėtų čia šiek tiek pasitobulinti šitoj dalyje. Pasitobulinti? Nesu aš jau toks jau labai geras ir nesu tas geras pavyzdys jaunimui. Oi, nu mes gražiau ir negalėjom pabaigti laidos. Gerai. Ačiū Jums labai. Ačiū. Iki. Gerai, kad dar porą dengimų pasidarom ir paleisime jūs, tada mes čia pabūsim. Meninio ugdymo Lietuvos kultūros įstaigų skatinimo apdovanojimas, o čia kokia organizacija jų čia yra? Čia ar taip čia yra? Čia apklausa vyksta. Apklausa, ne? Jo, apklausa. Negirdėtume kažką. Nu, žinai, ne visus aš žinau. Tapinas dalyvavo, gal Nurungės. Nu, tas vieną dieną jisai turi suvokti, ką jis daro valstybei. Nes taip skaldyti visuomenės, nu net, nežinau Lietuvoje, kas taip galėjo suskaldyti, kaip dabar yra suskaldyti. Pirmiausia, kad nėra politikų, va kas baisiausia. Nei prezidentas nėra, nei nieko nėra, žinai, kas apjungtų. Brazas buvo tas dar, kuris, Adamkus buvo, kuris iš tikrųjų, man teko darbuoti su juo, tai jis tikrai žmogus, unikumas, ten žmogus unikumas yra. Gerai? Biškį iš šuniukų. Jo, aš galiu paeiti, be abejo.
Bet taip, pastovim, pasidairom iš šonus. Tai gal į nerį tekančią? Jo, porą į nerį. Nu, vanduo pakilęs dabar yra. Vanduo yra apie 2-3 cm pakilęs yra realiai. Gerai, viskas. Ai, ačiū tada labai. Sėkmės pačiam iki. Sėkmės pačiam iki. Sėkmės iki. Sėkmės iki. Noriu rašyti apie gerą, vadinti karjerą, kurt apie tai, ko nėra, taškyti dar neuždirbtą fanierą. Noriu, kad paduotų žemą į nominę. Širinskį nesutik koncerte mūsų kominę. Nuoširdžiai padėt ant to, kas bus.